Kazino Admiral – lažybos, lošimo automatai. Kazino Admiral – dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, pagaliau Žalgiris nutraukė tą 4 pralaimėjimų seriją. Ar tai buvo užtikrinta pergalė? Na, ne iki galo, bet Žalgiris mačo kontrolę turėjo praktiškai viso mačo metu. Vėl tritaškių buvo mesta gerokai daugiau nei dvitaškių, bet šį kartą net 43% taiklumas atvedė kauniečius į pergalę. Kodėl Žalgiris meta tiek daug tritaškių šiame sezone? Turbūt ne vieno jūsų galvose buvo toks klausimas, na, bent kartą šiame sezone. Ar nėra kito plano? Kas dar sekėsi ir nelabai prieš Bolonijos Virtus. Apie viską jūs sužinosite šioje mano apžvalgoje, na bet prieš pradedant žiūrėti, nepamirškite paspausti like ir prenumeruokite kanalą. Na bet turbūt čia labiau tiems 60% žiūrinčių, kurie dar nėra to padarę. Taip kad ačiū jums labai ir keliamės į apžvalgą. Ir iškart eikime prie tritaškių. Virtus darė labai panašiai kaip ir dauguma komandų prieš Žalgirį. Siuntė 2 žaidėjus ant kamulio pick and rollų metu, keldami savo aukšto ūgį labai aukštai prie tritaškių. Bet čia buvo ne tiek Virtus planas prieš Silveną Francisco ar Lonnie Walkerį, o kiek klasikinė tiesiog jų trenerio Duško Ivanovičiaus gynyba, net ir treniruojant kitas komandas, pavyzdžiui Cervena Zvezda ar Vitorijos Baskonija paskutinėme periode. Ta pačia arba labai identišką gynybą matėme ir trečiadienio vakarą Žalgirio arenoje. Čia literaliai pirmas Žalgirio pick and rollas trečiadienio vakarą. Francisco su Biručiu ir Gražulis užtvaros linijoje, paliekant Biručiui trumpą nusileidimą. Centras baudos aikštelėje sutinka ir Kordinį ir Reižną Takerį, pasirenka atiduoti perdavimą visiškai laisvam Giedraičiui ir Dovis neklysta jau mačo pradžioje. Po 3 minučių jau pats Dovis su kamuoliu ir čia jums puikiausias įrodymas, kad tai nebuvo gynyba tik prieš Walkerį ar Francisco. Pirmoji užtvara yra labai aukštai, todėl Pajola eina per apačią, bet antrosios metu Gražulis vėl užtvaros lygyje. Vėl Birutis yra laisvas leidžiantis link krepšio ir kadangi šį kartą užtvarą žaidė Giedraitis, aikštelės kampuose turime Meneką ir Francisco. Pagalbos nuo jų jau šiek tiek vėluoja ir Birutis gali pats įmesti 2 taškus iš po krepšio. Ir vėl Žalgiriui yra viskas labai lengva rungtynių pradžioje. Planas aiškus, planas geras, viskas suprantama, ką yra daryti, o ir varžovai dar tokie atrodo ne iki galo išsijudinę ir supratę prieš ką čia žaidžia. Tiesa, reikia pabrėžti, kad ir trinkieriai jau nuo pat mačo pradžios ieškojo naujų sprendimų. Lonnie Walkeris pradėjo rungtynes nuo atsarginių žaidėjų suolelio pirmąjį kartą šiame Eurolygos sezone, o Žalgiris laimėjo pirmąjį kėlinį vis tiek 25-13. Prie tritaškio vakarėlio, kuris pasikūrė praktiškai pirmoje atakoje, greitai prisijungė ir pats vakaro herojus Silvenas Francisco, kuris atrodė, kad tądien žaidė tiesiog su dviguba energija. Po geros gynybos dar vienas greitas Žalgirio pick and rollas ir puikus 4 kampų išsidėstymas. Ir kadangi Gražulis šį kartą nespėja pakilti taip aukštai, Pajola daro tai, ką dažniausiai daro Virtusas. Next gynyba ir absoliutus atsitraukimas nuo neko kito, bet Silveno Francisco. Pajola klauzautė čia turi įveikti didžiulę distanciją, natūralu, kad prancūzas lieka visiškai laisvas ir pataiko nuo lentos. Dabar jau retrospektyviai žiūrint buvo galima nujausti, kad tai bus jo vakaras. Kiek vėliau Francisco priežiūrą perima Mattas Morganas. Jis bando čia paspausti prancūzą, būti arti jo, bet čia antrosios užtvaros metu Silvenas tiesiog eina nuo jos naudodamas savo greitį, Belinelli eina padėti baudos aikštelėje, Šengelėje rotuoja ir Ulanovui tai yra treniruotės metimas, kurį kapitonas pataiko. Kiek vėliau dar viena identiška situacija. Vėl pirma užtvara yra labai aukštai, todėl Morganas eina per apačią, Žalgiris iškart žaidžia ir įskryną ir vėl Francisco eina nuo užtvaros naudodamas savo greitį, vėl sutinka pagalbą baudos aikštelėje, vėl laisvas Ulanovas, kuris atakuoja arčiau baudos aikštelės, kamuolys galiausiai grįžta iki to pačio Francisco, kuris atrodo pajautęs žaidimą labai anksti šio vakaro mače. Tik pakilęs nuo suolo Walkeris gauna dėmesio savo iš trinkierių ir man atrodė, kad tai buvo puikus būdas padėti Lonnie Walkeriui įsibėgėti šiame mače. Vėlgi visiškai nieko naujo, pirmas ir antrasis kėliniai Kauno Žalgiriui ir Lonnie Walkeriui klostosi daug geriau negu tai, kas vyksta antroje mačo pusėje. Ir galvoju, kad dauguma jūsų sutiksite, kad būtent pirmajame ir antrajame kėlinyje daug ryškiau yra matomi būtent trenerių štabo darbai bei komandos paruošimas, negu komandos prisitaikymas. Komandos prisitaikymas čia jau tokie antrosios pusės dalykai, o su šitais Žalgiriui šiame sezone daug sunkiau. Žodžiu, kaip viskas prasidėjo Lonnie Walkeriui trečiadienio vakarą. Iš pradžių čia derinys jam, kuris prasideda su handoffu iš Ulanovo, bet prie Walkerio 2 žmonės ir jo nusimetimo
metimas nėra toks geras. Kamuolys grįžta jam ir čia Sirvis daro viską labai gudriai. Jis įtraukia į derinį Belinelį, Virtusas keičiasi ir Lonnie Walkeris apeiti Marko Belinelį problemų tikrai neturi. Puikus jo nusimetimas ir Edgaras Ulanovas pataiko dar vieną tokį tritaškį. Dabar jau veiksmas antrojo kėlinio pradžioje po pertraukėlės. Čia kamuolį priima Lonnie Walkeris ir Andrėja Trinkieri vėl organizuoja Marko Belinelį atakavimą. Šiaip jau šioje situacijoje Sirvidis 80% turbūt net nestato užtvaros, o slipina ją, tačiau žinodamas, kad jis nori, jog Virtus keistųsi, jis pastato šią užtvarą, Walkeris lieka prieš Belinelį ir tai amerikiečiui yra tiesiog per lengva. Iškart kitoje atakoje išsimetimas iš šoninės linijos ir vėl derinukas Lonnie. Smailagičius čia pastato užtvarą, už kurios užkliūna Danielis Hackettas, Lonnie Walkeris atsilaisvina ir Dioufas čia nepakyla pakankamai aukštai, suteikdamas pernelyg daug laisvės dar vienam Walkerio tritaškiui. Žalgiris tuo metu yra pataikęs 8 tritaškius iš 10 ir metęs vos 4 dvitaškius, pataikęs 2. Ir manau, kad čia yra dabar puikus laikas pakalbėti apie mano prieš rungtynes darytą tokią mini tolimų metimų Žalgirio analizę. Kauniečiai išmeta begalės tritaškių, daug kas piktinasi, kodėl jų yra tiek, kitiems trūksta įvairiapusiškumo žaidime. Na, bet dabar paimkime tik skaičius. Lyginau 4 pralaimėjimų seriją ir paskutinės 4 Žalgirio pergalės. Bendras tritaškių pataikymas pergalėse siekia 40%. Solidu. Pralaimėjimuose 32, kas, nėra tai blogai ir net ne čia yra didžiausias skirtumas. Žvelgiant tik metimus po pagavimo, kas yra lengviausias tritaškis metimas visame krepšinyje, arba bent jau turėtų būti, žalgiriečių procentas siekia vos 19 per paskutinės 4 pralaimėtas rungtynes. Pergalėse šis procentas kyla iki 34. Ne kosmosas, bet 10 iš 52 pralaimėtose yra nerealiai blogai. Dar prieš rungtynes galvojau, kad šitas skaičius turėtų grįžti į šiokią tokią realybę prieš Virtusą ir taip ir atsitiko, kadangi metimų kokybė buvo labai gera. Bet kokiu atveju yra absoliučiai akivaizdu, kad su tokiu kiekiu tritaškių, kokį Žalgiris meta, mes tiesiog matome Boston Celtics versiją Eurolygoje. Tai yra, tu gyveni ant tritaškio linijos, tu miršti ant tritaškio linijos. Ir problema tame, kad paskutiniu metu žalgiriečiai labiau mirždavo negu išgyvendavo. Didžiausias klausimas turbūt yra, kiek stabili gali būti šita komanda tą darydama. Aišku ir tai, kad varžovai supranta šį Žalgirio nestabilumą ir mielai renkasi žaisti šiokią tokią šitą loteriją. Jie taip spaudžiasi baudos aikštelėje ir verčia žalgiriečius vis iš naujo įrodyti šitą gebėjimą pataikyti iš toli, nes pažiūrėkite ir dar kelis pavyzdžius prieš Virtus, kuriame Žalgiris išsimetė puikius tritaškius ir būtent dėl to rungtynes pabaigė su net 35. Kazino Admiral. Lažybos, lošimo automatai. Kazino Admiral. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Čia Žalgiris bando žaisti iš ispaniškojo pick and rollo. Kordinėje eina per apačią, vėl automatinis reskrynas, vėl 2 žmonės prieš Francisco, vėl Birutis trumpojo nusileidimo situacijoje. Laisvi žalgiriečiai aplink tritaškį, bet Birutis grąžina kamuolį Francisco ir čia dar viena užtvara, kurios metu vėl super gilios pagalbos baudos aikštelėje ir Brady Manekas išsimeta labai gerą apylaisvį tritaškį. Kaip metikui negalima niekur tikėtis geriau. Dabar jau veiksmas antrojo kėlinio viduryje, čia vėl ispaniškasis pick and roll, kuris puikiai veikia Žalgiriui prieš Virtus, vėl įimas per apačią iš pradžių, vėl automatinis reskrynas iš Žalgirio ir vėl smarki pagalba baudos aikštelėje, po kurios Manekas gauna dar vieną laisvą tritaškį. Tiesiog kam Žalgiriui mesti dvitaškius, kuomet tu gauni tokius gerus metimus iš toli? Ir čia dar vienas to pavyzdys. Tiesiog Lonnie Walkerio ir Dunstono 2 prieš 2. Šengelėje vėl stepautuoja, vėl aukštaūgis trumpo nusileidimo situacijoje ir prie Dunstono baudos aikštelėje yra 2 žmonės. Ulanovas laisvas, Butkevičius laisvas, visi Žalgirio komandoje yra laisvi ir čia tiesiog kauniečiai ieško geriausio metimo, kurį Giedraitis prameta. Gerai, kad ir keli labai geri metimai skriejo pro šalį, varžovai priartėjo dėl kitokių Žalgirio klaidų ir Trinkieris supranta, kad reikia jau dabar kažko ir užtikrintesnio ir galbūt būtų galime sužaisti arčiau krepšio. Todėl po minutės pertraukėlės jis užsako į žaidėjo ir Ulanovo derinį, kuriame po jų pick and roll aikštelės kampe pagrindinis akcentas yra įvesti kapitonui kamuolį arčiau baudos aikštelės. Klasikinis Žalgirio darinys su Ule, viskas prasideda su Dunstonu ir vėliau jau veiksmas laisvame kampe. Virtus keičiasi ir Pajola eina iš priekio, bet Dovis nusprendžia atakuoti Polonarą ir kuomet jis veržiasi, Dunstonas pastato puikią užtvarą Metui Mitchellui, kuris yra
absoliučiai laisvas kampe ir tai yra dar vienas aukštos kokybės metimas, kuris dėja išsisuka iš lanko. Na gerai, Dovis vėl atsivaro kamuolį, vėl parodo tą patį derinį ir dabar jau jis žino, kad jis tikrai duos Ulanovui žaisti arčiau krepšio. Čia dar net ir pasiseka ir Ulė lieka prieš Pajolą, kas reiškia, kad pagalbos tikrai bus baudos aikštelėje. Ir žinoma, kad ateina daryti Šengelija, bet Metas Morganas, kuris silpnojoje pusėje turi Lonnie Walkerį, vėluoja padėti baudos aikštelėje ir tai yra 2 baudos metimai Dunstonui. Gerai, turbūt dar vienas jūsų klausimas būtų apie tas antrasias Žalgirio pusės ir ypač trečiuosius kėlinius. Kas ten atsitinka? Taip, visų pirma yra tiesiog toks paprasčiausias dalykas kaip varžovų gynybos suintensyvinimas ir aš vis dar galvoju, kad Kauno Žalgiris dar tik mokosi, kaip žaisti prieš būtent tokią agresyvę varžovų gynybą. Kadangi net ir prieš Bolonijos Virtus suskaičiavau bent 3 arba 4 atakas, kuriuose ta agresyvi gynyba privertė Žalgirį jaustis nepatogiai ir nesukurti aukštos kokybės metimų. Vėl, viskas prasideda nuo spaudimo per visą aikštelę. Sudega kelios brangios Žalgirio atakos sekundės ir kol Žalgiris tą ataką pradeda, jau lieka vos 13 sekundžių. Galiu tik pasakyti, kad 11 sekundžių yra gerokai per daug pradėti ataką. Francisco dar ir priima kamuolį labai aukštai, dar ir pamušimas iš Kordinyje. 2 prieš 2 jau įvyksta likus vos 6 sekundėms, taip kad čia Francisco turi jau kažką pats sukurti, nes laiko kažkam kitam nelabai ir lieka ir matome, kuo viskas baigėsi. Tai gerai, kad Arnas pataikė kiekvieną savo nesąmonę trečiadienio vakarą. Po minutės pertraukėlės vėl Pajolo pasitinka Giedraitį ir vėl deginamos brangios sekundės. Vėl Žalgiris vėluoja išbėgti ir priimti kamuolį ir čia Lonnie Walkeris net nesugeba to padaryti prieš Aizėją Kordinyje. Trinkieri nubraižytas derinys nepavyksta, Dovis Giedraitis turi improvizuoti ir žaisti 2 prieš 2 likus 6 sekundėms ir čia dar Dunstonas gauna neblogą šansą iš po krepšio, tačiau pritrūksta šiek tiek atletiškumo veteranui. Ir galiausiai trečiasis pavyzdys iš trečiojo kėlinio. Giedraitis čia bando žaisti 2 prieš 2, bet nieko jam nepavyksta iš to išpešti. Ir Lonnie Walkeris čia kaip ir galėtų pasimti kamuolį likus 5 sekundėm, bet su tokiu lengvu sprintu, kokį beje matėme ir praėjusiame klipe, prieš gerus gynėjus tu niekada nepriimsi kamuolio. Doviui belieka improvizuoti ir net ir prie geriausių norų čia nėra tai, ką nori matyti Andrėją Trinkieri. Vis dėlto vakaro herojais sakyčiau, kad tapo vis tiek 2 žmonės - Arnas Butkevičius ir Silvenas Francisco. Vienas iš jų padedamas savo fenomenalios energijos demonstravo įspūdingą žaidimą gynyboje ir tritaškius nuo logotipo. Čia Bolonijos ataka po minutės pertraukėlės ir Kordinyje bando eiti nuo užtvaros, bet Arnas Butkevičius puikiai nuskaito situaciją, užsiima gerą padėtį ir išprovokuoja pražangą puolime. Kiek vėliau jump ball situacija, kurią laimi Virtusas ir Pajola pasileidžia į greitą ataką, prie kurios prisijungia ir Polonara. 1 prieš 2 Virtus žaidėjus Butkevičius sugeba be pražangos išmušti šį kamuolį ir pratęsti sėkmingą Žalgirio pradžią. Na ir žinoma, galiausiai turbūt labiausiai įsiminęs epizodas antrojo kėlinio viduryje, kuomet Pajola vėl nubėga jis į greitą įpuolimą, šiek tiek praranda balansą ir tuo pasinaudoja Butke, blokuodamas šitą metimą iš antrosios eilės, o kitoje aikštelės pusėje dar ir įmesdamas tritaškį po to, kai Kordinyje nusprendė rotuoti prie Sirvydžio, o ne prie jo. Tuo tarpu Francisco žaidimas 4 kėlinyje man priminė Žalgirio tas pirmasis 6 pergalės ir 1 pralaimėjimą, kuomet būtent šis prancūzas būdavo mačo herojus 4 kėlinyje. Kažką labai panašaus pamatėme ir trečiadienio vakarą ir atrodė, kad nei vienas iš varžovų negali nieko prieš jį pastatyti. Galiausiai varžovams Francisco buvo neįmenama mislė net ir po minutės pertraukėlių, po kurių Duško Ivanovičius turėjo ir įdomesnių sumanimų, tokius kaip šis. Prisimenate, prieš žalgiriečių pick and rollus Virtus visų rungtynių metu taikydavo tą tokią agresyvesnę step-outo tipo gynybą. Bet čia po minutės pertraukėlės Ivanovičius sugalvoja, kad Šengelija turėtų keistis ir Bolonija bandė taip nustebinti kauniečius. Bet Francisco nepasimeta, mato, kad ateina dar ir pagalba iš stipriosios pusės, šiek tiek atsitraukia ir pats atakuoja iš toli pataikydamas šį nuostabų tritaškį. Kiek vėliau dar viena jump ball situacija šiose rungtynėse. Po jos kamuolys Francisco rankose, šis demonstruoja nuostabų driblingą apeidamas Pajolą, sutraukia visų varžovų dėmesį baudos aikštelėje, Smailagičius laiku kerta ir Francisco iškiša dar nuostabesnį perdavimą. Šiaip jau įspūdingas pirmasis žingsnis, krypties keitimas, visos atletinės Francisco galimybės, bet čia dar ir gynyboje jis pademonstruoja savo klasę, blokuodamas Morgano metimą ir dar kamuolys kažkokiu tai būdu palieka aikštelę būtent nuo Bolonijos Virtus žaidėjo. Na ir aišku, po tokios atkarpos puolime kamuolys vėl jo rankose. 2 prieš 2, dar vienas labai agresyvus step-out
protas išvirtus vidurio puolėjo, bet Sylvanas nenori atsikratyti kamulio, žino, kad jis nori žaisti 1-1, atakuoja tą patį Metą Morganą, labai gražiai atsikrato jo prie baudos aikštelės ir pataiko iš vidutinio nuotolio. Žinoma, čia abi komandos keitėsi taškais, lengvais metimais, kol galiausiai Žalgiris apsigynė ir Francisko pusiau greitoje atakoje, kol dar kiti virtų žaidėjai nebuvo sugrįžę, prieš save pamatė Andrijį Gražulį. Ir čia prancūzas galėjo pristabdyti, bandyti žaisti pozicinę ataką, bet matydamas, kad pagalbų nėra, jis puikiai įvertina situaciją, žinodamas, kad lengvai savo greičiu apeis Gražulį. Būtent tą jis ir padaro, 2 jo taškai galutinai palaidoja visas Virtuso viltis. Taip atrodė pirma Kauno Žalgirio pergalė po 4 nesėkmių iš eilės Eurolygoje. Taip, ne iki galo užtikrinta, žaidimo kokybę dar reikia gerinti, bet manau, kad trečiadienio vakarą buvo svarbiausia tiesiog nusimesti tą naštą nuo pečių ir pagaliau pasiimti tą svarbų tašką. Lauksiu jūsų pastebėjimų komentaruose žemiau ir jeigu jums buvo įdomu ir patiko šis video, nepamirškite paspausti like ir prenumeruokite kanalą ir taip pat nepamirškite nusiųsti dar ir savo draugams. Ačiū, kad žiūrit ir susitiksim jau greitai. Iki.